Tai labai malonu, iš tikrųjų, kai prasidėjo visas tam problemas Grūdijai, tai ilgai kažkaip negalvojau, kai gavau pasiūlymą iš Šiaulių ir tikrai labai norėjusi grįžti, nes prisiminus to 2 metus buvo labai mano puikiai stotelė ir tikrai labai matau, kad reikia pagalbos ir aš tam pasiruošęs ir tikiuosi, kad pavyks man tai pavadėti Šiauliams. Šiaulių komandos išpuolis, jų smūgis į vartus ir 1-0. 1-0 smūgis už baudos aikštelės ribų. Daniel Romanovski visų gražumu. Sveiki, labas vakaras, ponios ir ponai. Tai įsimintiniausia turbūt bronza. Aišku, ir tas taurės finalas pralaimėtas, kaip būtų gaila, bet jo, patiko labai Sirgaliai, patiko visas miestas, įsimylėjau miestą, Sirgalius, tai labai smagu vėl būti čia. Smūgiuoja Romanovskis, geras smūgis, įvartis! Koks įvartis, kažkas neįtikėtino, kažkas fenomenalaus! 13 numeris Danielis Romanovskis, štai tokią bombą siunčia. Tai jo, visada stebėjau rungtynes, labai pergyvenau, tai turbūt nepažinau tik į Kauniksen, nes visus kitus teko prieš visus žaisti arba būti vienoj komandai, tai ta adaptacija labai, manau, praeis greitai ir jau dabar nuo pirmos dienos jau atrodo, kad nebūčiau niekur Šiauliams, tai puikios emocijos. Būno Romanovskis, jos smūgis! 1-1! Bravo, Romanovskis, nuostabus išpildymas, 63. Tai viskas prasidėjo iš tikrųjų gerai, bet žaidžiau kiekvieną rungtynes, bet paskui kažkaip gavosi taip, kad nebuvo tų rezultatų, labai pas komandą buvo tikslai čempionais tapti, bet dabar 5 einam, tai jau ten keičia visus legionierius ir turbūt keisis ir vietiniai žaidėjai, tai keisis visa komanda kardinaliai ir pasikeitė ir treneris, tai taip atsitiko, kad pranešė, kad man reikia ieškotis kitos stotelės ir taip gavosi. Iš tikrųjų, gera patirtis, gyvenau kitoje šalyje, pamačiau kitą futbolo kultūrą. Gavosi kaip gavosi, nieko nepadarysi, nenuleidžiu galvos ir sieksiu vėl rodyti gerus rezultatus ir galbūt kažkada vėl pavyks kažkur išvariuoti. Sunku pasakyti, aišku, daug turbūt traumas labai daug prisidėjo prie tų rezultatų, nes kaip buvo matyti visada nauja sudėtis, nebuvo to, kaip buvo, pavyzdžiui, praeitais metais ta sudėtis jau buvo tokia pastovi ir mes visi vienas kitą jautėm, tai galbūt traumas prisidėjo prie to ir komanda negali rasti savo žaidimą, tai turbūt tai didžiausia yra problemų. Tikėkime, kad viskas taip praeitie ir bus viskas gerai. Romanovski vėlgi kaip lengvai apeina savo varžovus ir 2-0. 41 minutę Šiaulių komanda muša antrą įvartį Daniel Romanovski. Tai manau, kad komandoje dar kovoja dėl taurės, tai manau, kad įmanoma ir šiais metais pakovoti dėl kaip sakant, taurės. Dėl čempionatą aš manau, kad niekas dar neprarasti ir manau, dabar turi būti tikslas rinkti kuo daugiau taškų ir manau, kad ta 3. ar 4. vieta įmanoma ir jeigu viskas bus gerai, jeigu rinksim taškus, tai galima dar pakilti, nes kaip matyti, tai tas taškų atotrūkis nedidelis ir viskas įmanoma. Tai tokie būtų tikslai.